Šiandien senukose užtiko tokį įdomų dalykėlį. Vat parašyta garso izoliacija. Plotis 9,5 cm, ilgis 30 metrų. Nu, aš čia paskaičiau, buvo apie 3 kvadratinius metrus kažkur. Nu ir ką, aš sugalvojau, visi žinot, kad tokios džetos yra tikros karbonkės. Nu ir ką, sugalvojau, priklijuoti visur, tos garso izoliacijos į duris. Kur tikėjo, ten ir priklijavau. Visur. Visur, kur tikėjo, ten žodžiu visos duris apklijavau. Taip pat ir kitas duris. O čia taip pat. Visur, kur tikėjo, ten į vidų privariau tos garso izoliacijos. O šitą izoliaciją man kažkur, geriau sufokusavo, 30 metrų kainavo man apie 9 eurus. Kai paskaičiau, tai čia gavus žiauriai pigiai. Nutoje viską surinksiu ir pažiūrėsiu, gal pamėginsiu pravažiuoti, koks tas efektas jausis. Jau viską surinkau. Ten irgi, žodžiu, visas 4 durelės paėmiau, priklijavau ten tos izoliacijos garso. Ir iškart skirtumas koks. Duris užsidaro, kai tyliai. Ir čia va. O anksčiau būdavo taip. Skirtumėlis tai, ką žinau, sakyčiau, koks 90 procentų skambesių nebliko, palyginus su šituo. Čia taip pat. Čia irgi visur dusliai dabar. Skirtumėlis tai žiauriai jaučias, o buvo va taip.